Sveiki, šiandien meditacija bus apie erdves, kurios jungia pasaulius. Tai yra tos erdvės, kuriuose yra visiška ramybė, kuomet mes save randame būtent tenais, kai medituojame, kai neturime stogo virš galvos, kai yra visiškas tyrumas, lengvumas, tai yra visiškas šaltinis. Kaip jį pasiekti ir kaip jisai gali būti pasiektas kasdienybėje mūsų. Ir kaip analogija labai lengva įsivaizduoti būtų, pavyzdžiui, šviestuvą, kuris nešviestų, jeigu nebūtų prijungtas prie šaltinio, prie rozetės. Ir tik tenais prisijungus, tekant energijai, jisai gali atgyti ir veikti. Taip ir mes, medituodami, nuramindami protą, mes visiškai prisijungiam prie šaltinio, atsipalaiduojame ir esame apgaubti visiškai tyros meilės, kuri mus formuoja savo tarsi apklojimu, tarsi apkamšimu. Tai tikiuosi bus įdomi patirtis. Meditacija buvo įrašyta birželio 25 dieną ir jos kristalas yra kalnų krištolas. Tai jausis labai tas toks labai koncentruotas, aiškus ir kartais toks net pagreitėjantis, koncentruotas energijos srautas. Tai labai labai įdomu stebėti, klausyti ir susitiksime vėl netrukus. Tikroji palaima yra erdvė. Ta erdvė, kuri atsiveria ir jai nėra ribų, jinai tokia plati, tokia neįpareigojanti, tokia, kuri nesukelia noro ir poreikio turėti jokią formą, tai yra tiesiog erdvė. Tai yra meditacija, kai jūs medituojate, jūs staiga, kai nurimsta protas, aptirpsta kūnas, nurimsta širdies plakimas, susivienodina kvėpavimas irgi nurimsta, viskas tampa taip ramu ir jūs staiga žengiate į menę, į būseną, į pojūtį. Tai toks didelis erdvės pojūtis. Skliauto labai primena jausmą, kai jūs naktį žiūrite žvaigždės ir suvokiat, kad virš jūsų nėra jokio stogo. Virš jūsų begalybė. Tai ir ši erdvė, nurimus protui, atsipalaidavus kūnui, susinormalizavus, nurimus širdies greitam plakimui, ši erdvė prilygsta tokiai pačiai amžinybei, kuri yra jūsų viduje. Kiekvieną akimirką galima šioje erdvėje atsirasti. Tai yra tik tais praktikos reikalas, kiek laiko, kiek noro bus įdėta ir kiek kartų šios durys bus pravertos širdimi. Ši erdvė, šis laukas yra visą laiką šalia. Visą laiką su kiekvienu žmogumi. Ir tose erdvėse, tose menėse mes galime susitikti vieni su kitais, be etikečių, be pavadinimų, be vardų, be pareigų. Mes ten galime susitikti ir klaidžioti. Susitikti šviesoje, erdvėje, be jokių lūkesčių, tiesiog visiškoje šviesoje. Tai yra ta pati žemė, ta pati realybė, tiesiog kita jos versija ir jinai yra be stogo, jinai yra amžina. Kiekvienas dalykas turi savo dualybės pusę šioje realybėje ir nieko nėra be šaltinio, be kažkokio pradmens, viskas yra susijęta. Ir jeigu realybė yra materija, yra materijos darinys, gumbas, žmogus, tai būtų daiktas, jis visą laiką turi savo atitikmenį, savo energijos šaltinį, kuris suteikia jam formą už materijos ribų. Įsivaizduokit, kaip turite daiktą, technologiją ir jinai yra prijungta į rozetę. Jis
jinai prijungta į rozetę, iš kurios keliauja elektros srovė ir jinai maitina daiktą ir daiktas atgyja. Tai taip, kiekvienoje realybėje materialioje visą laiką yra jungtis su nematomu akiai dalyku, kuris ateina iš šaltinio. Ir jisai maitina kiekvieną šios realybės detalę, žmogų, daiktą, gyvūną, mintį, viskas semiasi energijos iš šio amžino šaltinio, iš šios erdvės, iš šių menių. O ši energija yra visiška tyra ramybė ir tyra meilė. Visiška ramybė. Visiška meilė. Tokia meilė, kuri kartais net protu gali būti sunkiai suvokiama. Tai yra tokia meilė, kuri sukuria lengvumą, bet kartu ir apglėbia taip, kad galėtų kūnas įgauti formą. Kaip būna apkamšote vaiką prieš miegą, kai jūs vaikystėje apkamšydavo tėvai, jie kiekvieną tarpelį, kad nešaltumėt, apkamšydavo kaldra, kad būtų šilta, jauku. Ir tiesiog ši meilė tarsi suformuoja kūną, suformuoja šilumą. Ir jinai yra besąlygiška, bet kartu jinai gali sukurti ir formą. Ir tai nėra kažkokia išorinė dalis, kuri kūrė šias formas. Tai yra jūsų pačių dalis, jūs patys, kitaip tariant, jūsų aukštesnioji perspektyva. Ir šis skliautas yra amžinas, šios menės yra amžinos ir joms nėra niekada pabaigos ir už jų yra kitos menės ir kitos. Ir visa tai glėbiama ir apkabinama visiška besąlyginė meilė. Meilė galbūt daugeliu šioje realybėje yra nuvalkiotos žodis. Besąlyginė meilė yra dažnai nesuvokiama savoka. Dėl to, kad bandoma ją išmąstyti, bandoma ją apibūdinti. Reikia ją pajusti šį apkamšymą prieš miegą, prieš tą būseną, kai atsipalaiduojate ir žengiate į menę. Pajuntate tą minkštą, švelnų audinį ant savo kūno, kuris glosto, jaunina, ramina, šildo. Jame taip jauku. Šios menės yra pasiekiamos kiekvienam žmogui, nes tai yra žmogaus prigimtis. Tai yra kiekvieno gyvūno, augalo, daikto šioje realybėje prigimtis. Viskas ateina iš ten. Viskas yra apglėbiama meilės. Kai protas bando tą meilę paaiškinti, jisai gali įdėti ir kitų jos pavydalų, sukurti jai įvairiausių patirčių, pavadinti ją skirtingais vardais ir tai gali tapti kiti jausmai, tokie kaip baimė, kaip liūdesys, pyktis ir visos kitos emocijos, negatyvios ar pozityvios, jos irgi apglėbia kūną. Jų vis tiek šaltinis yra meilė, tačiau šioje realybėje per daug tankių lygmenų, gravitaciškai praėjus, jos kūnas skirtingai slegia. Bet būnant šioje menėje, iš tenais galima pajusti tą ramybę ir nukratyti nuo antklodės, kuri formuoja kūną, laiko jį šioje realybėje visas granulės, kurių nereikia, kurias sukūrė protas. Nes jam įdomu tyrinėti šią realybę ir jisai kartais taip giliai į ją įkrenta, kad net pamiršta, kas jisai pats yra. Nukratykite visas granulės, kurių nereikia. Visas granulės, kurios slegia kūną. Ir pajauskite tą šiltą, malonę antklodę. Kaip avies vilnos, švelnia, kurioje ne per karšta, ne per šalta, kuri maloni, saugi, kuri kvepia, kuri šildo.
Šios menės labai didelės, plačios. Jos yra nuostabios, jos neturi stogo, jos yra šviesios. Ir kūnas tenais visą laiką pasilsi. Ten dažnai lankomės naktimis, kuomet miegame. Tai yra tarpinis pasaulis tarp pasaulio. Ir tų pasaulių yra daug. Būdamas šiuose erdvėse, menėse, protas pasilsi, jie apima lengvumas. Jis gali įkvėpti tos baltos šviesos, kur yra visur aplinkui jį šioje erdvėje. Erdvėje, kuri jo neslegia, o kuri kaip tik jį apgaubia savo lengvumu. Lengva kvėpuoti. Oras yra idealus, jame pakankamai drėgmės, pakankamai sausros, pakankamai šilumos, šalčio, viskas yra tiesiog tobula. Taip tobula, kad nieko nebereikia net galvoti. Kaip aplankyti šias menes? Labai padeda atsisėsti arba atsigulti ir pabandyti nuraminti protą įsiklausant į tylą. Tiesiog pasistengkite nieko daugiau negirdėti apart tylos. Ta tylos aidą, tylos šniokštimą, tylos garsą, kuris taip pat turi garsą. Ir pabandykite jame tiesiog išgirsti, neanalizuojant simfoniją. Kaip jūs klausytumėte operoje simfoninį orkestrą. Jame groja daugybė instrumentų, daugybė skirtingų instrumentų ir jūs galite pažvelgę į orkestrą, į vieną žmogų, į kitą žmogų, įsiklausyti vieno instrumento fokusuojant dėmesį. Taip ir čia pasistengkite išgirsti, ne per daug analizuojant, o tiesiog besąlygiškai fokusuojant dėmesį. Išgirskite tylos šniokštimą. Ir jis pradeda vis garsėti nepastebimai. Garsėti. Ir protas pradeda grimzti. Grimzti ir nurimti šiame šniokštime. Ir kai jisai jame atsipalaiduoja ir yra apglėbiamas šio šniokštimo ramybės, jisai staiga pajunta, kaip erdvė pradeda plėstis. Plėstis ir plėstis. Plėstis ir augti. Ir jisai atsiduria menėje. Tyroj šviesoj, tiesiog erdvėj. Tyla yra geriausia jungtis šiame materialiame pasaulyje su kitais pasauliais, iš kurių ir ateina energija šitam pasauliui būti. Tai yra tyras šaltinis, be jokių priemaišų, toks, koks turi būti.
griniausias šaltinis, kuomet jūs tyrinėjate informaciją ir norite sužinoti, ar jinai teisinga, jūs kasatės iki pačio griniausio šaltinio ir tuomet be jokių aidų, be jokių nuomonių, be jokių argumentų ir informacijos pakeitimo jūs prisiliečiate prie šaltinio, prie tos tikros informacijos, prie šviesos, prie energijos. Ir viskas tampa aišku. Šios menės tampa didelės. Juose garsas įgauna aidą. Jūs pajuntate, kaip stovite basomis pėdomis ant paviršiaus, kuris tarsi net negali būti pavadintas paviršium, nes jis tarsi plevėsuoja, išlaiko kūną ir tiesiog net nesinori analizuoti, kai tik pradedate, tyla pradeda tilti. Neanalizuokite, tiesiog būkite šioje menėje. Apsivalykite kūną nuo visų granulių, nuo viso informacijos iš šaltinio iškraipimo, kol jisai patenka iki visiškos materijos gravitacinio slėgio. Tai yra kūno realybės kasdieninės ir jos persimaišymo vieni su kitais žmonėmis, mintimis, įvykiais, kai ta antklodė tampa labai labai sunki. Šaltinėje jūs tiesiog apsivalote. Tai ir yra meditacijos prasmė. Tai yra tos erdvės, kuriuose žmonės randa ramybę. Visiška balta, balta, balta švytinti šviesa. Tai yra meilė ir visiškas priėmimas. Jūs sugebate priimti save tokį, koks esate. Šioje erdvėje nereikia nieko vaidinti, personifikuoti. Tiesiog gera būti apsuptam šviesos, jos apgaubtam. Tai toks geras jausmas. Šviesa tiesiog apgaubia kūną, įvynioja jį į tokį debesėlį. Taip gera prisiglausti prie jo. Tokios švelnios tekstūros. Kaip vata, kaip vilna, maloni, švelni. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Šioje vietoje, norint, galima užduoti ir klausimus savo pačiam. Nes tai yra vieta, šaltinis, kuris žino visą informaciją, turi ją. Jį aidi šiose menėse ir jos užklausus, jie iš griniausio šaltinio gali jums būti priminta. Be iškraipimų, tiesiog į širdį. Tarsi širdies portalas. Jūsų pačių kiekvieno.
Ir pirma mintis, kuri ateis į galvą būnant šioje erdvėje, yra ta mintis, kuri ir yra atsakymas. Neanalizuojant, jos nebandant įvardyti, tiesiog išgirstant informaciją, be jokio iškraipimo, jinai tiesiog ateina. Šios mūsų menės labai yra išsiilgusios tiesioginio mūsų prisiminimo ir bendravimo, apsilankimo, buvimo šiose ramiose erdvėse, kur nėra tiek iškraipimo, kur vanduo yra tolygus, kur viskas yra šviesu ir apgauta tyros meilės. Ir matau virš žemės visą šią erdvę aplinkui žemę, ji tiesiog gaubia, ta šviesa tokia stipri, bet kartu ir labai labai švelni ir subtili, stipri savo intencija, savo tvirtumu kaip energija, bet labai labai švelni, tokia turi net melsvumo, raibuliavimo, spinduliavimo, tokia lengvo, kaip kokia aura aplink žemę. Tai yra šios erdvės, kurios jau taip arti žemės. Kuo daugiau žmonės bunda, kuo daugiau gamta bunda, tuo daugiau ir šios menės, šios erdvės, tyros meilės, apgaubimo, jos vis labiau pradeda gaubti materiją vis arčiau. Ir realybė nebe tokia tanki būna tuomet. Kuo dažniau mes prisimenam savo šaltinį, savo jungtį su savimi pačiu, tuo stipresnis jis būna ir tuo dažniau jisai yra primenamas. Tuo dažniau mes galime jį žeminti šioje realybėje, gyventi kasdien jame ir atnešti tos tyros meilės, tos tyros intencijos, kuomet mes gyvename iš intuicijos, iš minties, kuri pirma ateina į galvą ir kuri būna pati tyriausia, švelniausia ir pati kupiniausia meilės. Tam reikia apsivalymo, tam reikia kūno apsivalymo, tam reikia dažniau savo priminti, kad tai yra įmanoma ir kad šios menės visuomet laukia, kuomet mes jas vėl dažniau įžengsime ir susijungsime su savimi pačiu. Žmonės yra įžemintojai šitos erdvės žemėje. Kuomet jie prisimena šį tyrumą, savo būseną, kuomet jie yra visiškam šaltinį, jie įžemina visą tai žemėje. Jie vis tarsi šviesą į ją įsodina ir ši energija tiesiog žemėje gali vėl būti įžiebta. Žmogus turi nuostabią galią įžeminti per savo kūną energijas. Ir kokias jisai pasirenka įžeminti, tokia yra jo realybė. Kokios tai emocijos, ar jos pozityvios, ar negatyvios, ar neutralios, tokia ir jo realybė. Dažnai žmonės pyksta, kad jinai vienokia ar kitokia, kad jiem nesiseka, arba kažkas yra sunku, bet iš tikros didžiausios dalies, jie yra patys susikūrę visus šios sunkumus. Ir šios sunkumus galima kaip balandžius tiesiog paleisti kosmosą, iškelt rankas ir tiesiog paleisti balandį skrieti, nelaikyti jo rankose. Neleisti jam kankintis, spurdėti rankose ir žaloti pirštų, žaloti kūno, suteikti jiems sunkumo. Tiesiog paleisti ir išgirsti, kaip jos sparnai suplevėsuoja ir nuskrenda tolyn, laimingi balandžiai.
paleiskit visus balandžius, kuriuos nešatės ant savo kūno. Ir šios sunkumus, kuriuos patys susikūrėte ir kuriuos reikia išmaitinti, kuriais reikia rūpintis, kurie irgi atima energijos, tai yra jūsų kūrinys, tiesiog paleiskite. Nekaltinkite savęs, kad kažką sukūrėte, kas sukelia sunkumą, tiesiog paleiskite į šviesą. Ir leiskite jiems tiesiog skristi. Galumoje jie suras kelią iš asmenės taip pat. Ir susilies su ta šviesa, pamiršę tai, kad jie yra sunkumai. Jie lygiai taip pat pamirš visą savo personifikaciją, susikurtas asmenybės, kurias jūs sukūrėte. Ir tiesiog susilies su šviesa, su tyla. Ir vėl prisijungs prie tyro, neiškraipyto šaltinio. Virs lengvumu. Taigi žmogus gali keisti savo gyvenimą, gali keisti savo sunkumus į lengvumą. Nesišalinant jų, nelepiant jiem tiesiog pasišalint, nepaliekant jų, o tiesiog siunčiant juos į šviesą. Siunčiant į šviesą. Siunčiant viską į šviesą, viską siunčiant į šviesą, į tyrą šviesą. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Pajauskite, kaip kūnas tapo lengvas. Kaip jisai atsipalaidavo. Mintis tapo lengvos ir susiliejusios su tyla, tiesiog išnyko. Tiesiog apgaubė kūną meilę, susitaikymu, ramybę, džiaugsmu ir dėkingumu. Išgirskite tylos simfoniją šniokštimas.